Labas rytas, mėlyjeji. Sninga, taip tyliai sninga. Ir tu labai jauti, kad artėja metų virsmas. Ir iš tikrųjų sniegas, mėlyjeji, sniegas. Jis nėra atsitiktinai, jis nėra netyčia. Ir šituo tamsiuoju metų laiku, kada mažiau saulės, kada viskas sustingsta savo tyloje naujam virsmui, sniegas yra didžiulė pagalba mums, mūsų kūnams, mūsų dvasioms. Sniegas tai yra kristalizuotas, pats tyriausias vanduo, pati šviesiausia ir gryniausia jo forma. Kada kalbėjau apie tai, kad kas yra vanduo, kad jis nėra vien H2O cheminė formulė, kad vanduo pirmiausia yra informacijos šaltinis. Ir norėdami išvalyti vandenį, ar ne, neturėtume galimybės gerti iš tyro šaltinio, ar ne, tai mes turėtumėm jį užšaldyti, tai yra paversti ledu, paversti tą tyrą gražią snaigę, kur transformuojasi informacija į dieviškąją šviesą, į dieviškąją meilę, į dieviškąją formą. Ir snaigės ir sniegas tai yra Dievo dovana, kada mums visiems leidžiama atsinaujinti, priimti naują. Ir krintantis sniegas, jo begalinis baltumas, tai kaip mes jį turėtumėm priimti? Visų pirma, su begalinė meilė, begaliniu dėkingumu, nes jau mes dabar turime galimybę jį dar papildyti dieviškąją energiją, dar paduoti daugiau šviesos ir meilės. Kurgi dingsta sniegas? Sniegas ištirpsta, sniegas išbėga upelius, ežerus, į žemę. Vėliau tas vanduo maitins augalus, žolynus, gėles, maitins jūs, tai, ką jūs valgote, tai, ką jūs geriate. Sniegas tai yra ta neužteršta forma, kuri gali tapti nuostabia dovana mums visiems. Ir kada mes džiaugiamės pirmuoju iškritusiu sniegu, kada mes tikrai pastebim tai, kad kai yra sniego, atrodo ir energija kita, ir nuotaika kita, ir šviesos daugiau. Ir tai atrodo savaime. Neapsigaukit, mėlyjeji, tai nėra savaime, visa tai yra Dievo dovanos. Matykite jas, jauskite, supraskite, suvokite, kodėl tai yra. Kas yra kalėdos? Pasiskaitykite istorijas, kas yra kolėda. Koleda, taip gal skaitosi, kas yra koleada, čia pagal rusų slavų žodžius, ar ne, iš kur kilo visa tai. Ir tai visiškai nėra net susijęs su jokia religija, tai yra esmių esmė, graža, saulė grįža, atnaujinimas. Ir žiema, kada mes esame sustingę, mums dovanoja tokią nuostabią dovaną. Ir kada vaikai gulasi ant sniego ir daro sniego angelus, tai ne šiaip sau, juk patys angelai ir nori dar daugiau šitos šviesos ir meilės pasisemti, būkite tarp sniego. Iš tiesų, išlysti iš pirties ir įsivolioti sniege, tai yra begalinė meditacija, švaros meditacija, tiek jūsų fizinio kūno, tiek jūsų mentalinio, eterinio kūno, tai yra didžiulė Dievo dovana, kuri yra šalia mūsų, bet mes to nematome. Mes einame kažkokių dovanų, einame į prekybos centrą, kažko ieškome, ko nepametę, o dovanos yra čia. Todėl, mylimieji, džiaukitės, jeigu per šias šventas kalėdas, per šias 3 pačias, sakykime, ramiausias metų dienas susikaupime, galite įžvelgti Dievo dovaną, Dievo meilę ir pajausti iš tiesų tai tikrą Dievo dvasią. Aš jūs myliu.